Laidą pristato Kaparol. Kaparol. Dažų standartas. Jau seniai ketinau štai šią aukštą spintelę išmesti, tačiau vyras kalbėjo ją atnaujinti ir prikelti naujam gyvenimui. Pabandysiu šiandieną tai ir padaryti. Pradžiai mums reikės mentelės seniems dažų likučiams nuvalyti grubiems, skirtingo šiurkštumo švitrinio popieriaus, grąžto, pragręsti ir prisukti rankenelę, kurios stalčiai čia išvis nėra, teptuko ir dažų. Pradėkime nuo mentelės. Nuvalysime ją visus šiurkštumus, senus dažus. Dabar imame šiurkštų švitrinį popierių ir kruopščiai nuvalome įvairiausius nelygumus, purvus. Baldą šlifuoti su kampiniu šlifuokliu nepatartina, nes jis yra per nelyg smulkus, todėl galime kampiniu šlifuokliu padaryti daugiau žalos nei naudos. Pabaigėme šlifuoti su šiurkščiu švitriniu popieriumi. Dabar sulyginsime paviršius iki lygumo su švelnesniu, kad geriau dengtųsi dažai. Išties įdomu, kad daiktas kaip šis, kuris buvo pagamintas turbūt 30-40 metais, tarnaus mums vėl. Stalčių ir lentinėlę nudažysime mėlyną spalvą, o visą spintutės korpusą pilkai. Taip pat įgręšime rankenėlę. Būtent nuo skylutės mes ir pradėsime. Norint, kad spintelė labai greitai nesusidėvėtų, neapsitrintų dažais, mes pasirinkome akrilinę emalę, kuri yra sustiprinta poliuretanu. Dažai atsparesni trinčiai, braižymams, smūgiams. Taip pat tinka dažyti iš karto esamo paviršiaus. Nebūtina gruntuoti. Pradedam dažyti. Dažome pilka spalva, nes ji šiuo metu yra madinga ir itin universali, tinkanti daugeliu interjerų. Svarbu, renkantis dažus, atkreipti dėmesį, kad jie būtų nekenksmingi. Šiais galima dažyti netgi vaikiškus žaislus. Stalčių ir lentinėlę nudažysime mėlyną spalvą. Jie bus baldo akcentas. Stalčius dabar turi tarsi juokingą nosį. Ir mūsų spintutė praktiškai baigta. Pradžioje sudedame lentyną. Štai mūsų nauja linksma spintelė. Laidą pristato Kaparol. Kaparol. Dažų standartas.